Toliau laidoje Svajonių sodai pasiruošimas didžiausiams metų šventėms. Parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Indrė Bičkauskienė šįmet iš įvairiausių parodų kalėdiniam laikotarpiui parsivežė išskirtinių vintažinių idėjų. Kas naujo šiais metais? Kaip mes galime atnaujinti savo kalėdas? Kokios tos naujosios tendencijos, kokios spalvos, kokios galimybės? Šiemet raginame pakviesti kalėdas į namus, sugrąžinant legendas, spragtukus, vintažinius eglutės burbulus, grojančias dekoracijas bei įžiebti spindinčias girliandas. Šiemet į Lietuvą atkeliauja vintažas ir mes atvežėme įvairiausių žaisliukų. Išskirtinė šių metų naujiena – Frankfurto parodoje atrasti stikliniai milžiniški burbulai, kurie mane sužavėjo savo dydžiu. Jie siekia net 30 cm. Jie yra svogūno, kankorėžio, gilių formų. Jas puikiai galėsite papuošti savo didelės erdves. Jie gali tapti puikia stalo puošmena, taip pat jais galite dekoruoti langus, girliandas. O dabar pasižiūrėkite, tai naujausios kalėdinės puošybos tendencijos Europoje – vintažiniai kalėdiniai žaislai. Tarsi iš senųjų animacinių filmukų atkeliavę automobiliai, lėlės, meškiukai, arkliukai, rogės, kalėdų seneliai, spragtukai ir daug kitų grožybių. Turime paruošę išskirtinės vintažinės stalo dekoracijas, pastatomas, traukinius, rogės, taip pat grojančias dekoracijas, taip pat retro stiliaus padėklus, į kuriuos įdėsite keletą burbulų, pridėsite šakelę ir jūsų stalo puošmena puikiai papuoš jūsų vintažinio stiliaus interjerą. Pasakų personažais spragtukais galite papuošti savo namus, biurus. Šių metų mūsų naujiena yra spragtukų figūrėlės, kurias galite kolekcionuoti ar dovanoti savo artimiesiem. Dar gali nustebinti ir išskirtiniai kalėdiniai kolekciniai žaisliukai. Turime išskirtinio grožio Fabergé kiaušinio formos žaisliukus, kurie šiemet atkeliavo pas mus. Tai yra žaislai, kuriuos galime tiesiog kolekcionuoti ir palikti savo vaikams, ar ne, anūkams padovanoti. Taip, šios žaislus puikiai renkasi kolekcionieriai, jie užsuka ir į mūsų parduotuves ir kasmet atranda vis naujų žaisliukų. Parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Indrė Bičkauskienė sako, kad šįmet kiekvienam namų stiliui ar biurui galimi įvairūs sprendimai, sukuriantys išskirtinę švenčių nuotaiką. Mėgstantiems prabangą siūlome namus dekoruoti aukso spalvos detalėmis, vazomis, žėrinčiomis šakomis, taip pat galite padėti ir arkliukų. Prabangos suteikia aukso, taip pat tamsiai mėlyna gili jūros dugno spalva. Galite namus dekoruoti ir kankorėžiais, juos galite padėti tiesiog ant stalo, kaip dekoro elementus. Turime ir kankorėžių, kuriais galite papuošti savo eglutės šaką ar eglutę. Šventinės nuotaikos namuose niekuomet nebus per daug. Tad dekoruokite savo namus stalo padėkliukais, takeliais, žvakidėmis. Taip pat pamerkite į vazas išskirtinio grožio augalus, šakas. Norime pasiūlyti keletą dekoravimo sprendimų, kurie puikiai tiks tiems, kurių namuose dominuoja tam tikra spalvų gama bei interjero stilius. Vintažo gerbėjams turime pasiūlyti išskirtinio grožio papuošimus, oro balionus, pasakų personažus, uogomis dekoruotus vainikus, šakas ir girliandas. O dabar papuošimai tiems, kurie mėgsta minimalizmą. Dekoracijas ar eglutes, moderno ar minimalizmo gerbėjai galės pasipuošti patys pasitelkę savo fantaziją. Metalinės eglutes ar dekoracijas kiekvienas pasipuošite savaip, pakabinę burbulą ar padėję eglutę šakelę, taip pat pastatę statulėlę.
Toliau naujos idėjos, kaip nudžiuginti mūsų mažuosius. Tik įsivaizduokite, kiek džiaugsmo šie papuošimai suteiks jūsų vaikams. Nuostabios princesės su pūstais sijonais, kabančiomis kojomis gali nutūpti ant jūsų staliuko. Taip pat galite ir pasodinti netgi princesės prie savo naktinio staliuko, kur einate miegoti. Automobilių gerbėjams tikrai turime irgi nuostabių mašinų, kurių dega lempos, taip pat ir autobusiukai bei šių metų mūsų favoritai oro balionai su kalėdų seneliais ir žinoma šių metų mūsų naujiena elfai, nešantis kankorėžius, grybus. Ir kaipgi be nykštukų, be jų mes neįsivaizduojame kalėdų. Turime jų galybę, su šviečiančiom nosim, kabančiom kojom, spirokliuojančiais, su veliūriniam kepurėm, ant rogių sėdinčiai. O jeigu namuose jūs turite princesių, į jūsų kambarį gali nusileisti ir išskirtinių formų angelai. Pat turime ir princesę su šviečiančiais sijonais bei angelų su šviečiančiais sparnais. Jie labai gražiai gali nutūpti jūsų vaikų kambaryje. Šventiškumo jūsų namams ir žalumos gali suteikti ne tik natūralios, bet ir dirbtinės eglutės. Turime ir sidabrinių, ir primenančių lietuviškas eglutes, kurių spigliai visiškai atrodo kaip natūralūs. Puikiai pritaikysite kiekvieno erdvei, ar norėsite papuošti savo biurą ar namus. Parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Indrė Bičkauskienė sako, kad šios idėjos padės sukurti naujus namų ar biuro kalėdinius papuošimus, suteikti daugiau stiliaus, daugiau spalvų ir žinoma, daugiau šventinės nuotaikos.